Labai daug yra kalbama ir rašome apie sumažėjusias Gazprom dujų kainas, apie Lietuvos energetinę nepriklausomybę, jau turint suskystintų gamtinių dujų terminalą. Tik ar jūs, Vilniečiai, pajautėt realų sąskaitų už šildymą sumažėjimą? Aš tikrai ne. Dabar esu viename iš Šeškinės mikrorajono namo rūsių. Šios šiluminės trasos yra katastrofiškos būklės. Čia susidaro didžiausi šilumos nuostoliai. Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja milijoninius projektus, kurie neatneša naudos. Tokius kaip Vilnius veža arba Air Lithuania. O tokių paprastų dalykų, kurie įtakoja kiekvieno gyventojo kasdienybę, nesutvarko. Mes kartu galime pasiekti, kad šios trasos būtų sutvarkytos. Ir tada kiekvienas vilnietis pajaus realų sąskaitų už šildymą sumažėjimą. Mes, miestiečiai, už mažesnės šildymo kainas.